Labas, mano vardas yra Lavija Šurnaitė ir aš noriu tau šiandien pristatyti vieną knygą, kurią rekomenduoju perskaityti paaugliams. Pati ją perskaičiau, pati turiu sūnų, kurį jam rekomendavau, jis ką tik ją pabaigė ir ji pasirodė man tikrai įdomi ir verta dėmesio dėl nemažai priežasčių. Ji vadinasi 130 dūžių per minutę. Na, pats pavadinimas jau trupučiuką išduoda, apie ką bus knyga, bet aš kol kas to neatskleisiu. Galbūt bus įdomiau netgi patiems pasiskaityti ir suprasti, ką reiškia tie dūžiai ir kodėl jų tiek daug per minutę. Knyga yra labai smagi tuo, kad parašyta labai lengvai, labai tokiu lengvu, šiltu, smagiu, paprastu, bet ir jautriu stiliumi apie tikrai sudėtingus dalykus, apie tai, kas nutinka paaugliai Pijai per tiesiog pamoką, jinai nualpsta vidury pamokos. Netikėtai jinai yra išvežama, aišku, į ligoninę, ten yra atliekami įvairiausi tyrimai, tyriamas kraujas, vidaus organai, na, daug visokiausių tokių dalykų, kurie padaromi žmogui, kad išsiaiškinti kažką daugiau apie jo sveikatos būklę. Bet tie visi tyrimai, nors buvo ir labai daug, nieko neparodė ir tarsi Pija turėtų būti sveikutėlė. Bet tada kyla klausimas, kodėl jinai blogai jaučiasi, kodėl jinai netikėtai alpsta, kodėl ją purto drebulys nei iš šio, nei iš to, kodėl jinai kartais dusta, kodėl jinai, pavyzdžiui, gali bijoti išeiti net iš namų. Ir jai yra nustatomas toks nerimo sutrikimas. Tai apie tokias problemas, kurias gali ištikti kiekvieną mūsų, nepriklausomai nuo amžiaus mūsų, nuo mūsų aplinkos, kur mes gyvename, su kuo draugaujame, labai verta paskaityti ir tikrai susipažinti ir su šia miela mergina ir su tais būdais, kurie visai paprastai gali tą būklę pakeisti. Tai gero skaitimo.